Šįsyk informacija skolininkams, tiems, kurie yra skolingi Sodrai, PSD įmokų. Tai informacija yra tokia. Skaitysiu. PSD įmokų skola gali būti nurašyta kaip beviltiška, kai žmogus pats kreipiasi į Sodrą ir atitinka visas sąlygas. Yra praėję mažiausiai 5 metai nuo paskutinės PSD priskaičiavimo dienos. Jo ekonominė socialinė padėtis pripažįstama sunkia, tai reiškia gauna piniginę socialinę paramą kaip nepasiturintis ir jis neturi arba turi tik nelikvidų, mažai likvidų turtą. Tai vadinasi, jeigu jūs žinote tokių žmonių, kurie yra skolingi Sodrai, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir iš tiesų jau ekonominė padėtis yra labai liūdna, tai galite informuoti, kad jie turi kreiptis į Sodros skyrių arčiausiai esantį ir tiesiog pateikti prašymą. Ir jeigu jie atitinka visas sąlygas, tai Sodra tą skolą nurašys. Vėlgi visai nebloga žinia.